Jonas Evangelijoje sako, kas parodė jums, kaip išvengti artėjančių teismų. Duokite atsivertimų vertų vaisių ir nebesakykite savo, mes juk turime Abraomą tėvą. Matot, kai esame įsimylėję žmogų, norime jį pažinti, būti šalia, klausytis, kalbėtis, dalintis gyvenimu. Kaip ir mano kūniška širdis, myliu Jėzų ir noriu būti jo draugu, jo mokiniu. Bet ateina laikas, kai pradinio įsimylėjimo ugnis nuslūgsta. Po metų draugystėje, santuokoje ir kunigystėje atrodo, kad jau viską žinome, viską turime. Ir tuomet pamažu dingsta tas spontaniškas troškimas būti kartu. Prasideda pasirinkimai tarp darbo ir mylimojo, tarp laisvalaikio ir maldos, tarp aš noriu ir jis man svarbus. Daugelis žmonių daro tą pačią klaidą ir tikėjime, ir santykiuose. Kai kažką pasiekia, nustoja stengtis. Galvojame, dabar tai jau mano, žmona mano, vyras mano, kunigystė mano, Dievas mano. Ir ilsimės ant laurų. Bet Dievo žodis šiandien mus pažadina. Titulai kalba tik tiek, kiek juos patvirtina gyvenimas. Nereikia sakyti, esu tikintis, esu tėvas, esu kunigas, esu draugas. Klausimas kitas. Ar gyvenimas tai patvirtina? Ar tavo tikėjimas duoda vaisių? Ar jūsų santykiai auga? Ar klausotės vienas kito, atleidžiate, gilinate ryšį, pažįstate savo ir kito širdį? Ar tampate labiau žmonėmis vienas kitam? Nes jei esu tėvas, bet nevedu, nemoku paguosti, nepadedu, tai kokio tėvystės vardo vertas esu? Jei esu sutuoktinis, bet nemyliu, nesirūpinu, nesiaukoju, koks aš vyras ar žmona? Jei esu tikintis, bet negyvenu pagal Dievo valią, nesimeldžiu, nesikeičiu, koks esu tikintis? Adventas tai laikas, kai žodžiai mažai ką reiškia, o vaisiai pasako viską. Palaimintos jums dienos.